Sveiki. Birželio pabaigoje baigėsi Lietuvos Seimo pavasario sesija. Seimo nariai paliko Vilnių, išvyko atostogauti, nors tokios teisės oficialiai neturi. Ir atrodo, kad politinis gyvenimas Liepą turėjo šiek tiek sustoti. Tačiau kaip įvykiai rodo, kad Liepa buvo tikrai pilna įdomių politinių įvykių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Manau, pirmiausia, tradiciškai turėtume pradėti nuo užsienio reikalų ir savaime aišku, pati aktualiausia tema šioje srityje yra karas Ukrainoje. Karas nesustoja, nepaisant įvairių pastangų. Vyksta toks abipusis, sakyčiau, naikinimas. Skirtumas tik tas, kad ukrainiečiai iš tikrųjų naikina svarbius strateginius karo objektus, tai rusai šluoja viską paeiliui. Nežiūri, ar tai yra gyvenamieji namai, ar tai yra ligoninės, ar tai yra vaikų darželiai ar mokyklos. Visa tai naikinama ir naikinama be didelio gailesčio. Be abejonės, Liepos mėnesį, reikia pasakyti, didelių pokyčių buvo ir šioje srityje. Pirmiausia, aš manau, kad pasikeitė Trumpo pozicija. Kai kas gali žvelgti, kad ta pozicija pasikeitė net 180 laipsnių. Aš taip netvirtinčiau, bet vis dėlto Trumpui nusibodo telefonu kalbėti su Putinu ir tie pokalbiai praktiškai nieko realaus neduodavo. Taip, dėrybos tarp Rusijos ir Ukrainos vyko Stambule. Tai ir Liepos 23 Stambule buvo susirinkta 3 kartą. Tačiau praktiškai buvo kalbama tik apie karo belaisvių grąžinimą, apsikeitimą. Na ir dabar atsirado net tokia nauja, sakyčiau, tema - civilių apsikeitimą. Daugiau niekas iš mirties taško nepajudėjo. Štai kodėl Trumpas vis dėlto nusprendė keisti savo poziciją Maskvos atžvilgiu ir iškėlė Putinui ultimatumą. To ultimatumo vykdymui buvo suteikta 50 dienų. Na ir amerikiečiai įsipareigojo teikti ginklus. Tiesa, šitas tiekimas bus dabar šiek tiek skirtingas. Amerikiečiai tieks ginklus, o už juos teks susimokėti Europos šalims, kurie yra NATO aljanse. Na, manau, kad toks žingsnis buvo žengtas ir dėl reakcijos Jungtinių Amerikos valstijų vidaus gyvenime, norint parodyti, kad amerikiečiai daugiau neprisiima finansinių įsipareigojimų karo Ukrainoje klausimų. Tai iš tikrųjų šiek tiek pakeitė poziciją. Rusai, atrodo, kad yra ramus. Apie tai byloja ir Rusijos politinių lyderių pasisakymai, bet iš tikrųjų neramios dienos yra ir Kremliuje. Ir kodėl? Pirmiausia, viešoje erdvėje pasirodė tokia informacija, kad kinai rugsėjo mėnesį rengia Pekine susitikimą su Trumpu ir į kurį žada pakviesti ir Putiną. Manau, kad šita informacija, neaišku, ar ji yra iš tikrųjų, kaip pasakyti, patikima, bet kadangi ją teko aptikti ne viename informacijos šaltinyje, manau, kad vis dėlto Pekine spręsis karo baigtis ir ją spręs Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos, o Putinas pabus šiame susitikime statistų. Be abejonės su nerimu laukiame rugsėjo mėnesio ir manau, kad būtent tada paaiškės galutinai šito karo likimas, ar jis bus tęsiamas toliau
ir toliau žus nieko nekalti žmonės, ar vis dėlto sveikas protas nugalės, šio karo baigtis bus lemta. Tuo tarpu pačioje Ukrainoje vyksta įdomus dalykai. Kaip žinia, Ukrainos Rada priėmė įstatymą, kuriame suteikta teisė valdžiai kištis į antikorupcinių institucijų darbą. Visi girdėjome apie korupcijos lygį Ukrainoje, apie kovą prieš ją, nekartą apie tai kalbėjo prezidentas Zelenskis, bet šis įstatymas iš tikrųjų visiškai nesiderino su tuo, ką kalbėjo Zelenskis, ar kokią žinią pasauliui siuntė Ukraina. Pirmiausia, be abejonės, kad tai iššaukė didžiulį nepasitenkinimą pačioje Ukrainoje. Prasidėjo demonstracijos įvairiose Ukrainos miestuose, kaip Kijevas, Lvovas, Odesa, kitur. Šiuose demonstracijose dalyvavo daugiausia jaunimas, kuris nenori taikstytis su korupcijos plitimu, nors šitas įstatymas buvo priimtas su ta idėja, kad tose antikoruptinėse institucijose yra tam tikras Rusijos pėdsakas. Vis dėlto aš manau, kad protestuotojai pasiekė pergalę. Į šį įstatymą atkreipė dėmesį vakarai, labai kritikavo Zelenskio veiksmus ir Ukrainos Rados veiksmus. Ukrainos Radoje atsirado 48 deputatai, kurie reikalavo šito įstatymo atšaukimo ir be abejonės šitas įstatymą ukrainiečiams teks atšaukti. Taigi tokia situacija Ukrainoje. Iš vienos pusės aš manau, kad yra tam tikrų teigiamų pokyčių, aš turiu galvoje amerikiečių ginkluotės pristatymus į karo zoną. Yra ir tokių, sakyčiau, nerimą keliančių dalykų, kaip kad aš minėjau, tas antikorupcinių institucijų nepriklausomumo revizavimas, aš tai vadinčiau kaip vidaus politinę kovą dėl valdžios. Kai kurie politikos apžvalgininkai galvoja, kad tai jau prasidėjo kova dėl Ukrainos prezidento posto. Ir dabar, be abejonės, tradiciškai kitas klausimas, tai aišku yra artimieji rytai. Ten kol kas, sakykime, tokių didelių karinių veiksmų nevyksta. Tačiau iškyla labai, sakyčiau, graudus Palestinos vaizdas, kuriame žūsta vaikai ir masiškai žūsta vaikai. Ir be abejonės pasaulyje vis labiau pradeda remti Palestinos valstybingumo idėją. Ir štai prie tos idėjos prisijungia Prancūzijos prezidentas Macronas. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad rugsėjį Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pripažins Palestinos valstybę. Kas įdomu, galvojama, kad Palestinos valstybę įkurti pačioje Izraelio valstybėje, o ne greta jos. Manau, kad tai dar labiau paaštrins situaciją. Apie tai byloja Izraelio lyderio Netanjahu žodžiai, kad tai yra kelias į Izraelio sunaikinimą. Taigi, kodėl vis dėlto Macronas ryžosi tokiam žingsniui? Aš manau, kad tai yra ir Prancūzijos vidaus politikos dalykai. Jeigu mes pasižiūrėsime į Prancūzijos gyventojų sudėtį, jų tautinę sudėtį, mes aiškiai pamatysime, kad prancūzai pamažu tampa mažuma Prancūzijos valstybėje. O be abejonės migrantai, kurie atvykę ar legaliai, pirmiausia legaliai, tai turi ir balsavimo teisę. Tai šiuo atveju Macronas galbūt padarė reveransą ir migrantams, kurie šiandien gyvena ir dirba Prancūzijoje. Bet tai vėlgi ateities klausimas, iki rugsėjo dar toli ir žinant patį Macroną,
Manau, kad jo pozicija tai nėra galutina ir ji gali keistis. Na ir be abejonės, atsigręžiant į Lietuvą, mes matome iš tikrųjų priimtą prie sienos Lietuvos premjerą Gintautą Palucką. Matome, kad jo situacija vis labiau su kiekviena diena prastėja. Kad Paluckas buvo įsipainiojęs į vairias aferas, mums tai buvo ne naujiena. Mums buvo naujiena, kad jis tapo premjeru su tokia biografija. Mums tapo naujiena, kad su tokiu, sakyčiau, praeities šešėliu prezidentas Nausėda patvirtino Palucką premjeru. Mums tapo naujiena, kad Palucką palaiko ir socialdemokratų partijos elitas. Socdemai po rinkimų į Seimą pateko į tokią keblią situaciją. Be abejonės jie viduje žinojo, kad Blinkevičiūtė tikrai neis į premjero postą ir ji siekia ramaus gyvenimo Briuselyje. Ir visi viltis dėjo į iš tikrųjų realų premjerą Mindaugą Sinkevičių, kurį sužlugdė čekiukų skandalas. Taigi Paluckas praktiškai išlindo iš niekur, nes socialdemokratai paprasčiausiai neturėjo ką daugiau siūlyti. Ir dabar, kada iš tikrųjų jis remiamas įvairios informacijos iš įvairiausių pusių, nors ta informacija kartais ir kelia labai daug klausimų, visur teigiama, kad šitą informaciją surinko žurnalistai Tapinas su Černiausku ir kad tai jų yra žurnalistinio tyrimo rezultatas, bet toje informacijoje pasirodė detalūs duomenys apie sienos kirtimą, kuris įvyko beveik prieš 20 metų. Tokia informacija, kuri buvo paviešinta, žurnalistams dažniausiai prieinama negali būti. Žvalgininkai įtarė, kad tai yra specialiųjų tarnybų informacijos dalis. Vadinasi, prieš premjerą Palucką yra savo informacija, dalyvauja kovoje ir kažkas iš specialiųjų tarnybų. Taigi šitas klausimas matomas, kad kaip organizuotas bandymas nuversti Palucką. Taip, visiškai sutinku, kad jeigu pagal kriminalų terminologiją kalbėt, dabartinis mūsų premjeras yra panašus į kišenvagį. Bet jis nėra tas, kuris iš tikrųjų pasisavino milijonus, o tokių pavyzdžių Lietuvoje yra ir ne vienas. Dar įdomiau, kada prasidėjo kova prieš Palucką, staiga pasirodė informacija, kad Seimo vicepirmininkas Olekas yra pasiruošęs užimti premjero postą ir jį remia dalis socialdemokratų. Na, viską sustatė savo eilės, kada socialdemokratų elitas savo posėdėje išreiškė palaikymą Gintautui Paluckui ir šis paprašė 2 savaičių atostogų, o prezidentas tokį dekretą pasirašė. Tai reiškia, apžvalgininkai lygina Nausėdos žingsnį su Trumpu. Tik Trumpas Putinui davė 50 dienų, o Nausėda Paluckui 2 savaitės. Kaip ten bebūtų, man atrodo, kad neeilinės Seimo sesijos neišvengsim, jie vis tiek bus rugpjūčio pabaigoje, nepaisant to, kad abidvi posėdžių salės yra remontuojamas, jau pasirodė informacija, kad darbai paspartinti, jeigu vyks neeilinė sesija, posėdžių salė bus paruošta darbui. Taigi, rugpjūčio pabaigoje be abejonės bus labai svarbus dalykai, bet aš manau, man ir visiems labiausiai rūpi, o kągi pasakys specialiosios institucijos, kurios tyrė Palucko veiklą ir jų išvada bus labai svarbi, sprendžiant Palucko ateities politikoje klausimą. Ir pabaigai turiu pasakyti saldi porelė, aš ją taip vadinu, tai Baltarusijos opozicionierių Tikhanovskių šeiminėlė, Svetlana ir Sergejus. Reiškia, Liepos mėnesį ypatingai pasižymėjo Sergejus, kuris buvo amerikiečių spaudimu
Lukašenkos paleistas iš kalėjimo, iš viso buvo 13 opozicionierių paleista ir jis sėkmingai atvyko į Lietuvą. Atvyko į Lietuvą tam, kad drumstų vandenį. Ir jo paskutiniai pasisakymai apie baltarusiškų apygardų kūrimą Lietuvoje iš tikrųjų sukėlė didelį rezonansą tiek politikų tarpe, tiek politikos apžvalgininkų. Po to jis pradėjo teisintis, kad turėjo galvoje verslo centrus. Bet vis dėlto aš manau, kad Tikhanovskių prezidentinis projektas išsisėmė. Jis jau nebėra aktualus. Atvirkščiai jis dažnai kelia ironiją. Ir aš manau, kad Tikhanovskiai galėtų būti traktuojami Lietuvoje kaip politiniai pabėgėliai su iš čia išplaukiančiais visais socialiniais dalykais. Manau, kad jie jau parodė savo poziciją, tikrai neprisidėjo prie lietuvių ir baltarusių tautų suartėjimo. Tai šiandien tiek. Sėkmės.